Kaip investuoti į akcijas, ETF-us, gauti dividendus ir apskritai naudotis vertybinių popierių sąskaita. Šiandien trumpai perėsiu per vieną iš savo naudojimų investavimo platformų ir detaliai papasakosiu, kaip ją naudotis. Investuoti, taupyti, susipildyti visokius klausimynus, matyti ataskaitas ir apskritai patogiai ir saugiai naviguoti. Peržiūrėjus šį video jums bus aišku ne tik kaip taupyti ir investuoti pinigus per Freedom24 brokerį, bet ir praktiškai per bet kurį kitą brokerį, nes principai yra labai panašus. Taip kad skirk kelias minutės savo brangaus laiko, nes tai tau tikrai sutaupys daug tavo laiko, energijos ir pinigų. Taigi dažnas klausimas, kam mums apskritai yra reikalingas vertybinių popierių brokeris, ir atsakymas yra labai paprastas. Jeigu kada nors norėsite investuoti į bet kokias akcijas, fondus, ETF-us ar obligacijas, jums bus reikalinga vertybinių popierių sąskaita. Lygiai taip pat kaip kiekvienas iš mūsų turime savo banko sąskaitą, apskritai sąskaitą, kur saugom savo pinigus, juos galim ten papildyti tą sąskaitą, galim išleisti pinigus. Tai lygiai taip pat, jeigu mes norim turėti savo vertybinių popierių tokią saugyklą, mes turim turėti sąskaitą, per kurias tuos vertybinius popierius pirks. Nesvarbu, kokie tie vertybiniai popieriai būtų, ar tai akcijos kaip ten Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla ar S&P 500 koks nors ar kiti fondai, mes turime turėti sąskaitą, kur tie vertybiniai popieriai sukris ir ta sąskaita parodys mūsų tų vertybinių popierių nuosavybę. Be vertybinių popierių sąskaitos pirkti savo norimų investicijų, norimų kompanijų, norimų fondų mes tiesiog negalėsime. Tai jeigu dar dėl kažkokių priežasčių neturi vertybinių popierių sąskaitos, neturi investicinės sąskaitos, tam, kad ją atsidarytum, nuorodą rasi tiek komentarų skiltyje, tiek po šio video aprašyme yra visos nuorodos. Freedom24 brokerė sąskaitą tikrai gali patogiai ir greitai atsidaryti per 15 minučių. Tai aš atskiro video galbūt nedarysiu dabar, neįsiu per tai, kaip tą sąskaitą atsidaryti, bet pakomentuokite, jeigu norėtumėt, aš padarysiu atskirą video, kaip žingsnis po žingsnio tą sąskaitą atsidaryti, bet video aprašyme rasite ir visas instrukcijas. Taip kad sekite tas instrukcijas, tikrai nėra sunku tą padaryti. Ir pirmas dalykas, kaip mes atsidarysim sąskaitą, koks tolimesnis žingsnis yra, tai yra reikia ją kažkaip pasipildyti. Ir dažnu atveju brokeriai jums siūlys pildytis sąskaitą nuo kortelės, labai paprasta, suvedat kortelės duomenis ir labai greitai tą sąskaitą jums papildo per kelias minutės. Bet tokiu atveju jūs sumokėsit brokeriui nuo 1 iki kelių procentų komisinių, tai vadinasi už tą pinigų įskaitimą jums papildomai teks susimokėti. Todėl aš visą laiką skatinu žmonės persivesti pinigus bankiniu pavedimu, tai žinoma užtruks dieną arba dvi, bet tokiu atveju jums tarptautiniai pavedimai Europoje kainuos 0 eurų ir tiek, kiek pinigų persivesi, tiek pinigų ir gausit. Jeigu mes norim persivesti pinigus per Freedom24 platformą, spaudžiam naudotojo sritis, tada spaudžiam įneškite lėšas banko kortele. Jeigu banko kortele, kaip ir sakiau, tokiu atveju jums kainuos papildoma arba per Google Pay, Apple Pay gali būti. Ir sekantis pasirinkimas yra įneškite lėšas banko pavedimu. Šitoje vietoje pasirinkite, kokią valiutą jūs norite pervesti pinigus. Jeigu eurais, tai eurais, jeigu doleriais, tai doleriais. Renkamės eurais. Ir šioje vietoje mes matome visus duomenis, kuriuos tiesiog galim nusikopijuoti. Čia yra gavėjas, čia yra sąskaitos numeris, čia yra mokėjimo paskirtis, payment details. Ir viskas iš principo šitų trijų dalykų tai reikia, kad jūs galėtumėt pasidaryti pavedimą. Ir aišku, įrašyti pinigų sumą, kurią jūs norit persivesti. Prieš investuojant pinigus, kiekvienas brokeris paprašys jūsų atlikti atitinkamus klausimynus ir susipildyti atitinkamus klausimynus. Tai yra ir dėl jūsų, ir dėl brokerio saugumo, ir tam, kad nebūtų kažkokių pinigų plovimo, ir tam, kad būtų užtikrinimas ir kitos prevencijos. Tai Freedom24 tikrai nėra išimtis ir viena iš formų, kurias reikia susipildyti, tai yra ekonominis profilis. Šioje vietoje vėlgi reikės nusistatyti savo investavimo tikslus, tai reikia susipildyti atitinkamus duomenis, turtą ir kitus dalykus. Be šio supildyto klausimyno jums investuoti tikrai neleis, bet visą tai užtrunka supildyti tikrai kelias minutės. Sekantis testas, kurį reikėtų išsilaikyti ir atsakyti atitinkamus klausimus, susipildyti atitinkamas formas, yra finansinių priemonių atitikties testas. Jeigu norėsite investuoti į kažkokias sudėtingesnės, išvestinės investavimo priemonės,
Tai reikės susipildyti papildomus klausimynus, ką aš tikrai rekomenduoju padaryti ir susipildyti. Vėlgi dabar aš neperidinėsiu per kiekvieną klausimyną atskirai, bet jeigu matysit, kad kažkas stringa, tai tikrai parašykit man, o gal net padarysiu ir atskirą video, galbūt kažkokias instrukcijas, kaip juos susipildyti, bet vėlgi tai tikrai nėra sudėtinga. Nu ir dar viena forma, kurią aš tikrai rekomenduoju susipildyti, jeigu norite sumokėti mažiau mokesčių, tai yra W8 BEN forma. Ta forma yra pildoma tam, kad nebūtų taikomas dvigubas apmokestinimas ir mes nemokėtume Amerikoje 30% mokesčių, o sumokėtume tik tai 15% mokesčius. Apie tai aš esu padaręs atskirą video, kurį tikrai rasite mano YouTube kanale, bet ir rasite šio video aprašyme, tai būtinai susipildykite šitą formą, tenais bus visos instrukcijos, kaip tą formą susipildyti, aš dabar per ją tikrai nekeliausiu. Kaip matot, mano W8 BEN forma galioja dar iki 26 metų, tai dabar aš jos nepildysiu, pasižiūrėkit video, tikrai rasit visą informaciją. Nu ir kai keliaujam į prekybą, prasideda visas malonumas ir čia jau daugybė vietų, kur galima investuoti pinigus. Vien ETF yra virš 8000, tai yra fondų, kompanijų, irgi kiekis yra tikrai didelis, yra opcionų prekyba, bet aš gal taip detaliai jums dabar nepasakosiu. Principas yra labai paprastas. Keliaujate į prekybą, jeigu norite kažką investuoti. Ne? Ir šioje vietoje, kur įveskite simbolį, turite suvesti kompanijos tikerį, ne? Arba ISIN kodą. Vadinasi, turit žinoti, kaip vadinasi kažkoks fondas arba kažkokia kompanija. Nu, kaip pavyzdys, aš noriu, nežinau, investuoti į Apple. Ne? Aš suvedu jos tikerį AAPL. Ne? Man rodo kaina, kad kainuoja $226 už vienetą. Ne? Ir šitoje vietoje, jeigu aš rinkčiausi, matote, man rodo, kad aš neturiu dolerių. Aš turėčiau keliauti į apačią ir įsikeisti savo eurus į dolerius, paspausti mainai ir įsikeisti. Bet dabar aš nenoriu nieko pirkti už dolerius, tai parodau jums, kaip visą tai padaryti. Ir tada įrašyčiau kiekį ir galėčiau spausti pirkti. Bet tarkim, įveskime kažką, kas būtų eurais. Tarkim, S&P 500 fondą HHH. Apie S&P 500, kaip jį įsirinkti, kuo skiriasi, nes S&P 500 fondų tikrai yra ne viena dešimtis, kokie yra mokesčiai, iš ko jie susideda ir kitus dalykus, tai aš esu padaręs vėlgi atskirą video, tai pasižiūrėkite, aiškiau suprasit, kuo skiriasi S&P 500 ir kaip jį investuoti, kaip jį apskritai įsirinkti. Tai tarkim, mes turim HHH fondą, tai yra tikeris, tai yra S&P 500 vienas iš fondų. Vienetas, kaip matot, yra eurinis jisai. Nu, ir aš, tarkim, 4 vienetus noriu jos nupirkti. Ne? Jeigu aš rinkuosi rinkos vertė, arba angliškai būtų market orderis, čia galit pasikeisti kalbą, kas bus tas pats, tai bus limit arba market orderiai. Rinkos vertė tai reiškia, kad aš perku už dabartinę rinkos kainą. Limit orderis arba ribotas reiškia, aš pats nustatau kainą, nežinau, ten 55. Ir jeigu kaina nusileistų iki 55, automatiškai nupirktų 4 investicinius vienetus. Arba jeigu aš norėčiau parduoti, turėčiau, tarkim, HHH, arba aš ten turiu kažkokį fondą, ne? Aš norėčiau nustatyti, kad kaina yra, tarkim, 60, ne? Ir pasirinkčiau, kiek vienetų aš norėčiau parduoti. Jeigu kaina pakiltų iki 60, automatiškai jį parduotų, man net nebūnant prie kompiuterio. Bet dabar, tarkim, aš jį noriu nupirkti už rinkos kainą, ne? 4 vienetus, tiesiog parodyti jums kaip pavyzdį. Spaudžiu pateikti. Esmę supratot, viską apie S&P 500 galite pasižiūrėti kitame video. Nenoriu priplakti pas save dabar į dividendinių akcijų portfelį fondo. Bet principas aišku, susivedat tikerį, susivedat kiekį, pasirinkat rinkos, tai yra market arba limit orderis, spaudžiat pateikti pirkimą, patvirtinat ir automatiškai jį įsigys. Arba jisai kabės pas jūs tarp sandorių, jeigu birža nedirbs. Biržos darbo valandą jums vis laiko rodo štai čia. Dabar jeigu mes kalbam apie Europos biržą, tai jinai dar dirba 4 valandas. Jeigu mes kalbam apie JAV biržą, tai jinai tik ką atsidarė, dabar video aš filmuoju 5 valandos yra, tai atsidarė 4:30.
Bet jeigu ir birža nedirba, jūs galite palikti tiek market, tiek limit orderį, kai birža atsidarys, tą orderį tikrai įgyvendins, jeigu kaina atitinkama. Jeigu perkat su market, tai ir kai rinka atsidarys, įgyvendins už tą kainą, kokia bus rinkos atidarimo diena. Jeigu už limit, vėlgi, jeigu pasieks jūsų pasirinktą kainą. Ir turbūt paskutinis dalykas, ką noriu parodyti, tai keliauti į portfelį. Tikrai jau šiek tiek užtrukom, bet taip norisi viską detaliai papasakoti, kad viskas būtų aišku ir suprantama. Jeigu dar kažką praleidau, kaip ir sakiau, būtinai parašykit komentarą. Ir šiaip būsiu labai dėkingas už kiekvieną jūsų paspaustą laiką, tai padeda kanalui būti labiau matomum ir šiam video būti labiau matomum. Ir žinoma, mano tikslas, kad žmonės taptų vis labiau finansiškai raštingesni, edukuotųsi, tobulėtų, taupytų, investuotų pinigus ir galėtų turėti daugiau laisvės savo gyvenime. Tai labai ačiū už jūsų pasidalinimus, už jūsų laikus, už jūsų komentarus. Tai mane motyvuoja kurti daugiau turinio ir dalintis su jumis. Tai ačiū. Paspaudžius, kaip ir sakiau, profilis. Čia yra vienas iš mano dividendinių portfeliukų. Čia jūs visą laiką matysite savo nupirktus vertybinius popierius, nupirktas kompanijas. Pas mane tikrai yra ne viena pozicija. Jeigu norit pasiekti mano portfelį, vėlgi rasite nuorodas šio video aprašyme. Tokiu atveju kiekvieną kartą matysite, kai aš tik tai kažką perku ar parduodu. Čia yra mano dividendinių akcijų portfeliukas. Matysit, kiek jūs esat uždirbę pelno, koks yra pokytis. Jeigu norit pasižiūrėti dividendus, dividendai, čia matysit, kiek kiekvieną kartą gauna dividendų. Čia yra dividendinių akcijų portfeliukas, taip pat yra dividendinių ETF portfeliukas. Čia yra dividendų šiek tiek daugiau, nors investuota mažiau, toksai rizikingesnis mano portfelis. Matot, sumos tikrai yra didesnis. Ir vertybiniai popieriai yra fondai rizikingesni, dažnu atveju su svertu arba opciono prekyba užsiimantis arba ateities sandoriais. Apie savo portfelius galbūt padarysiu atskirą video. Esu daręs rubriką Investuojam, vadinasi, ir Pociūnas investuoja, bet gal taip detaliai neaptarinėjau, tai visai, manau, būtų verta padaryti atskirą video ir papasakoti, kas čia ir kaip yra pridaryta ir kiek tų dividendų čia kaps. Nes vieno iš portfelio pajamingumas dividendų išmokų išmokėjimo šiai dienai siekia net virš 40%. Rizikinga, pelninga. Kuo daugiau grąžos, tuo atitinkamai daugiau rizikos. Jeigu paspausit sandoriai, matysit, kiek kainavo kiekvienas jūsų pirkimas, kiek sumokėjot mokesčių. Jeigu paspausit investuotojo kalendorius, matysit artimiausias datas, ataskaitų teikimas, kokios kompanijos iš jūsų portfelio teiks ataskaitas, ex-dividend data, tai iki šitos datos, jeigu nusipirksit šitą kompaniją, tą kompaniją, jūs dar spėsit gauti dividendus sekančius, kuriuos mokės. Taip, čia irgi fainas dalykėlis, ką Freedom24 suteikia, tai rodo tikrai tokios daug fainos informacijos. Ir jeigu norit, galit įsieksportuoti ten, tarkim, jūsų gautus dividendus, eksportuoti į Excelį, viskas bus surašyta fainai ir patogiai. Tai manau, kad tiek trumpai, gal ir netrumpai apie investavimą per vertybinių popierių sąskaitą, per vertybinių popierių platformą. Ir šį kartą plačiau apie Freedom24, tai yra vienas iš mano mėgstamų brokerių, per kurį aš investuoju, labai patogi vartotojo sąsaja. Jeigu kažką praleidau, tai būtinai parašykit komentarą. Ir nepamirškit, jog investavimas yra susijęs su rizika, praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų. Žinau, kad tie disclaimeriai užknisa, bet tai yra svarbu. Ir kai investuojat pinigus, atlikite savo analizės arba rinkitės labiau fondus, jeigu dar neturit patirties, kuo platesnis fondas, tuo mažesnė rizika. Investavimas tikrai yra individualus dalykas. Jeigu norit pasikonsultuoti apie pinigus, sukite puslapį pociūnas.lt, tenais galėsit pasikonsultuoti su manimi, galėsit pasikonsultuoti su kažkuo iš komandos, tiek apie bazinius dalykus, tiek galbūt apie sudėtingesnius dalykus. Ką linkiu kiekvienam iš jūsų sėkmingo investavimo, kad įdarbintumėt savo pinigus, kad taupytumėt pinigus, nelaikytumėt jų sąskaitoje, neįdarbintų. Ir investavimas nėra sudėtingas dalykas, kai pradeda tą kelionę ir net nebejoju, kad pradėjus kelių metų bėgį, 14 metų bėgį pamatysit puikius rezultatus. Tai labai skatinu pradėti, atsidaryti sąskaitą, pradėti galbūt nuo mažesnių pinigų sumų, įsidėti galbūt bent jau į taupomą sąskaitą, pradėti taupyti, po to po truputį pradėti investuoti, galbūt nuo kažkokių bazinių dalykų kaip S&P 500. Apie tai, kaip ir sakiau, esu daręs video. Tai skatinu, linkiu sėkmės ir pasimatom kitose video. Iki.